Sveiki, esu gydytoja psichoterapeutė Girėna Sladkevičienė. Ankstesniuose video pristačiau, kokios yra pagrindinės emocijos, kaip jas galima pažinti. Šiandien noriu pristatyti, jog emocijas gali sukelti išorinė aplinka arba mūsų vidinė aplinka, įprastai mūsų mintis. Ir kodėl svarbu suprasti, kuri būtent aplinka sukėlė emocijas, kurias jaučiu. Apibendrinant, emocijos siunčia informaciją apie mus ir mus supančią aplinką. Kūnas šią informaciją mums perduoda ir padeda kuo geriausiai prisitaikyti prie situacijos. Pavyzdžiui, įsitempę raumenys jaučiant baimę padeda apsiginti ar pabėgti, surūktas veidas ir sugniaužti kumščiai pykčio metu rekomenduoja prie mūsų nesiartinti, o džiaugsmo šypsena išduoda draugiškumą, kviečia prieiti. Visgi svarbu prisiminti, kad yra skirtumas, kas sukelia emocijas, nes emocijos gali būti sukeltos išorinės arba vidinės aplinkos, įprastai mūsų pačių minčių. Kai reaguojame į išorinę aplinką, visos emocijos yra tūkstančius metų evoliucijos tobulintos, todėl puikiai prisitaikiusios mums padėti ir beveik visada yra naudingos. Pavyzdžiui, jeigu einant gatve, kūnas pajaučia, kad į mane atlėkė piktas lojantis šuo, sukilusi emocija baimė sukelia kūno įsitempimą ir aš galiu pasitraukti į šoną. Taigi išorinės aplinkos pavojaus sukelta emocija baimė mane apsaugoja. Truputį kitaip yra, kai reaguojame į vidinius signalus. Pavyzdžiui, kai kurias mintis. Tuomet dėja ne visada kilusios emocijos yra adekvačios ir atitinkančios situaciją, nes įprastai jos atspindi ne pačią situaciją, o mano paties situacijos interpretaciją. Pastebėta, jog jei reaguojame ne į išorinius dirgiklius, mūsų vidiniai filtrai vertina situaciją ir įprastai yra linkę padidinti emocijų, ypač nemalonių intensyvumą. Labai dažnai prie to prisideda mąstymo klaidos. Tai mums keliantis nemalonias emocijas, neatitinkantis realybės automatiniai apibendrinimai, kaip pavyzdžiui katastrofizavimas, dabar jau galas, minčių skaitimas, jie pamanė, kad aš kvailys, ateities spėjimas, žinau, kad man nieko neišeis, suasmeninimas, aš dėl visko kaltas. Kognityvinėje elgesio terapijoje ieškoma tokių automatinių mąstymo iškraipymų ir įvairiomis technikomis jie yra keičiami į realistiškesnius ir labiau atitinkančius realybę. Tokiu būdu dažniausiai ir netaip skaudinančius teiginius, kaip pavyzdžiui mąstymo iškraipymą, suasmeninimą, aš dėl visko visada kaltas, galima keisti, nors ir jaučiuosi kaltas šioje situacijoje, tačiau tai ne vien mano kaltė. Yra ir kitų aplinkybių lėmusių įvykį, o aš galiu pasitaisyti. Šia ir kitomis technikomis emocinis fonas gali būti labai sušvelnintas. Pabaigai noriu pasakyti, jog remdamasi savo klinikinę ir asmeninę patirtimi, tvirtai tikiu, jog šis 17 amžiaus rašytojo mintis, jog žmogaus protas yra savo paties šeimininkas ir savo valia gali rojų paversti pragaro, o pragarą rojumi, yra labai teisinga. Todėl džiaugiuosi, kad šiuolaikinė psichoterapija gali padėti išmokti protą pakreipti savo naudingesnę linkme iš pragaro, kurį kartais sukelia mūsų pačių mintis, išvesti į rojų. O kitame video pristatysiu keletą būdų, kaip išbūti itin sunkias emocijas.